Labą rytą visiems. Ai. Turiu čia tokį kolegą. Rulis valda. Pažiūrėt laidą. Mano pirmą YouTube'ai. Na, jei patiko, paspauskite, kaip parašyta, like, subscribe. Ir bus kitų laidų. Ne apie šunis, o apie žvejybą. Nu, šiandien bandysim žvejoti šlakis su draugu. Ir Petriukas baig. Tai va, vanduo eina geryn. Vakar buvo išvažiavęs pažvejoti, tai vieną pagavo, vieną kibimą dar turėjo, kažlakį žvejybai. Yra tikrai daug. Ir šlakį žvejyba yra toks dalykas, tu žiūri vandens lygį ir nėra savaitgalis ar kažkokią kitą dieną, tu turi tiesiog liekti žvejoti, nes tas vanduo žiauriai labai greitai keičiasi. Dabar jis buvo per aukštas ženkliai, o dabar yra toks jau dar į aukštąją pusę, bet jau krentantis, o šlakis labai mėgsta kibti ant krentančio vandens. Ir tikėkime, kad šiandien pagausim. Turim programėlės visi hidrologinės informacijos, išsirinksim upę ir į 8:30 jau atvažiuoja pas manęs. Bandysim lėkti, taigi turiu nedaug laiko atsigerti kavos, truputį užkasti ir važiuoti žvejoti. O su kokiais maslais žvejosiu, parodysiu truputį vėliau. Taigi einu gerti, ruoštis ir važiuoti. Nu, atvažiavo draugas, susipažinkit. Vismans. Vismans yra Lietuvoje glogų atstovas. Aš taip pat glogais prekiauju. Ir kiek žinau, jis šiandien gaudys tik tai su glogais. Aš visada su jais gaudau. Na, aš gaudysiu ir su glogais, ir su vingrom. Ir jeigu bus koks smūgis, bandysiu pakartotų, kad angler tail sukrė. Žodžiu, bandysim kažką išapšyti. Vakar, pavyzdžiui, Vismantui viens užkibo, viens kibimas dar buvo. Ir nekartojo. O neturėjo gal angler tail sukrės, o gal būtų padėję. Pažiūrėsim, kad įkiptų bent jau kas. Sugalvosim, kaip išapšyti juos. O ką, vakar, kaip nepasėmė kaberos. Ir tokie dalykai buvo, man nėra, jam vakar buvo taip. Užkibo patiniukas, pasikirto, traukė patiniuką ir šalia pradėjo žvakiuoti kitą šlakis. Sprendžia, kad gal patelė, kaip nuo lizdo, bet ten net lizdais nekvepia, ar jie dar neišneršia ir jiems jau gal protelis ir susisukęs. Bet ištraukė nei pieniai, varva, nei ikrą jau išneršė visiškai, bet kažkaip tai, man nėra taip buvo, kad traukė vien šlakį, o šalimais kitus pradėt šokinėti. Upėtakiai taip, prieš nerštą, dar kai leidžiama žvejoti, ir buvo traukė vieną, ir šalimais kaip tik visą laiką, kaip taisyklė, didesnis šalia pradėt plaukėti. Bet kad šlakis tai būt. Tai paskiau paleido, bandė mėtyti, nesekė. O grįžtant irgi vietoj jau ne. Gal pasitraukė kažkiek metrų, gal kažkas. Atsibudom, nusprendėm, pasižiūrėję į hidrologinį lygį, važiuojam tokią pelę, pažvejosim, pažiūrėsim, lygis lygtais geras, vanduo tiktais gal murzinokas ir lygis jau kaip geras, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Tikėkimės, kad bus geriau negu jam vakar ne vieną pagavo, o pagausim gal, bet šiaip tai. Kai bus, tai bus, jo, bent jau pagausim kažką, galėsim laidą į YouTube įkelti. Jei ne šiandien, tai gal rytoj reiks važiuoti, nes rytoj jau, manau, dar daugiau upių įsileis ir galėsim pradėti žvejoti šlakius dažniau. O savaitgalį, kai nusimato varžybos, tai bus labai didelis presingas. Atvažiuoja virš 30 mašinų iš visos Lietuvos. Tai va. Gerai tada. Toj susitiksim.
Beveik įdėjom iki vietos. Biškės įstojom atsipūsti. Tai va, truputį apie aprangą apsirenkit. Tikrai ne taip kaip į valtį. Man draugs pasakė, pasiimk šiandien britkelins, nes gali būti, kad teks per kanaliukus prabrist. Bet šiaip iš esmės tai naudoju trumpus iki kelienų botus prabristi, bet čia dar gali tekti bristi iki pusės kažkur tai. Tai va, aišku, po tokio žuvį išsitraukti, jeigu užkimba kažkoks tai šlakys. Ar lašyša, kurios nespagausiu. Bet vis dar tikiuosi. Ir. Tai va, lengva kuprinikė, lengva striukykė, termorūbai, plonas megztinukas, tikrai nesušalsit. Nereik ten kaip valtė, kaip kart prisirengiau kaip meška, kad valtė ant vandens visai kits dalykas yra. O čia reikia dabar atsistojant biškį atsipūsti. O dar turim nemažą kelio galą iki upės daeiti, bet kuo toliau eini iki upės, to didesnė tikimybė, kad būsi pirmas arba nerasi turgaus autostrados tokios, kad būtų visi sulindę. Tai va, bandysim to vėl, netrukus susitiksim. Pagaliau pasiekėm tikslą, upę. Vanduo murzinokas, bet sakė, vakar būtų dar baisesnis. Kitoje pusėje žveją matom. Tas netrukdo. Svarbu, kad šitoj pusėje nebūtų. Tai va, bandysim žvejoti. Kas liečia spiningą. Spiningą turėkit 2,73 metrai ilgio. 5,25 užmetimą, bent jau mūsų kraštuose. Medium fast akcijos. Arba fastas. Priklauso nuo gamintojo. Ir rytukė 3000. Valus pintukas, vienetukas. Ir dar kas. Aš dedu fluorokarbono pavadėlį. Kiti neded. Nu, vis tiek dažnai pasitaikė lydekų, kad nenukastų. Įtekė ir metrinė pagašlakis pagaunant lydeką. Ir 1,17 m jo per. Tai va. Tokie patarimai. Einu dėti masalą. Kamerą ant krūtinės ir bandysim pradėti žvejybą. Mūsų dėžutė. Glogai, Vivingra, Anglertails. Nu, nežinoma vieta. Bijau Anglertails mesti. Lauksim, kol bent jau kibimas bus. Nu, o šits va vingriuks. Ir davęs, ko gero, man daugiausia masalų. Tai pradėsim žvejybą nuo jo. Kaip tik šiandien atvažiuoja vingros papildymas. O kiek vėliau glogų, ką mes čia dar turim. Nu, čia toks nesąmonių muziejus. Vieną plakį ant topų irgi pagavęs esu. Čia kažkoks savadarbiai, aštunkės. Žodžiu, masalų reikia turėti. Nes kaip faktas dažnai būna žvejyba 6-7 gali nutraukti. Pradedam žvejybą. Vieta gera. Ir medžiai, ir posūkis. Beveik. Teršt galbūt.
Pakeisiu masalą neužilgą. Pakeisiu masalą, sakau. Glogas biškiai agresyviau negu Vivingra. Dabar gal to reikia. Taip, taip, taip. Nu, kaip kitaip. Kaip kitaip. Dar paspalvinti liežuvėlius kai kuriems. Nežinau, padės, nepadės. Bet tikėtis verta. Pas blogą, jeigu matot, tokios kilpos yra storesnės, jų jau nebereikia reguliuoti į pusę kažkokią pasukti, kas liečia Vivingrą, tai kartais reikia pasukinėti. Na, bičiuli, į vandeniuką. O, įsižymė iš karto. Kitoks darbas. Net nereik sukti. Pats masalas dirba. Šlakių žvejybai tikrai reikia neskubėti. Lėtai, lėtai sukti. Kuo ilgiau masalą išlaikyti perspektyvioj vietoj. Ir man tai susirenki, nes dažniausiai būna visokių kliuvinių, bet aišku būna ir prie kranto kibimo. Ir niek nedarom. Kol jaučiam, kad vibruoja galūnė. Nebevibruoja, biškį pasakė. Kad dabar nekimba, ne faktas, kad jo nėra. Ateik po pietų į tą pačią vietą ir žiūrėk, bus pūk. Kibim gali būti. Šiaip tai, kaip sako, šlakiai geriausiai kimba antroj dienos pusėj. Bet visi varo iš ryto, kad pirmiem praeit pro taškus. Bandysiu ir prie kranto lėtai. Rizikuoju, aišku, ten pagalys toliau matos vandenį, bet kur pagalys ten gali būti ir žuvę. Ir buvo, kas prie kojų matys. O tokiam atstume sega. Bandom kitą vietą pramėtyti. Atrodo perspektyvė.
Matas atgalinis ar veikia. Gal vobleriuką. Atgalinį. Drauskai žvejų saknė čia pagavęs. Gal dugnas netinka, aš dar kažkas. Reiškia pagauna. Ne, kad čia susiaurėjams srovė. Bus dar koks pasikavoti jam. Ai, smagu pasivaikščioti. Šiaip pato mums irgi normalus jau. Negali ginti. Iki šeštadienio nuskaidrės. Iš kokių tų pagaliukų? A. Okay. O tau ta larva pasiteisinus yra? Belekas. Nu, tai viskas. Atsimenu, Andrius, kai galvos tas Andrius, tas spalva tai kažkokia gaidiška. Nu, man irgi gali pasakyti gerint kadais. O paskui patapo numeris 1. Jeigu ką, kalba eina apie šitą spalvą. Pats Glogo atstovas ir neturi nutraukė visus. Tau spės iki varžybą atvežti? Po klaustukų. Nu tą galės tau paskolinti, jeigu ką. Jeigu pats šiandien nenutrauksi. Nes pagal teoriją turėtų trečiadienį išsiųsti. Jeigu tikrai išsiųs, tada penktadienį gausi. Nes... Žinai, kaip su jom būna. Su visais tai būna. Nu ką. Vismanto numeris 1, patobulintas stonko su raudonu liežuviu. Tai čia iš vis yra kosmosas. O žvengčiau, jeigu taip iš karto ir joblinto. Būtų visai gal dar paprašyti jos paspalvinti kitaip. Dar tą larvą galima būtų kažkaip patobulinti. Nu, bet ne taip, ne? Kiek dabar atvažiuoja tų glogų? Nu, netoli 1000 jaučiu. Nu. O,
Čiut neprisikarksėjau. Čiut lerva nepaliko larvą. O ten prie tų reikia įbiškite. Kad čia jis gyvent, tai gyvent. Kad čia jis gyvent, tai fakts. Ne čia? O. Nu, bet čia irgi gyvens, vismi. Didelis blema čia gyvens. Nu. Dėl to nein pagauti taip dažnai. Gerai. Bet ką to betikėti, tu vakar pagavai jau. Nu tai šiandien blogiau negali būti. Aha. Ne, pagal vandenį tai aš manyčiau ir srovė jau ir viskas kaip ir. Nėra blogai. O mano be garso krenta. Čia jis pagais. Nenustebau. Ne, tai čia... Tai faktas. Bandykime ir mes su garsu užmesti. Čia turėtų po 10 lydekai gyventi. Šiaip lydekai išstumia iš taško šlakius. Lydekos išstumia iš taško šlakius. Draugas prie Minijos gyvena. Tai ten pas jį tų taškų yra jau ten, sakau, kur padėta. Tai ilgai nepagavo šlakio, atvažiavau, pūkšt, 3 kilų lydį nuėmiau. Ir kitą dieną panislosi. Jo, atsistojo šlakis ir pradėjo stotis. Pagauna, atsistoja ten tokią vietą. Bet va, lydeka jeigu stovi, tai... Jo, ne, lydeka tai... Kapoja jinai to šlakius. Tuoj tokį padarysim, kaip sakiau, reguliuojami wobleriai. Va. Nėra privaloma. Nėra privaloma, bet... Čia vadinasi next level. Taip. Kad galim būti... Srovė. Į tą pusę mums reikia, kad eitų nuo kranto. Tai kilputė nuo savęs, ta prasme, nuo kranto biškį. Jeigu matai, Tiesiai statyk. Taip, nusisuk, tada gal matysis. Biškį jau taip pat pasisuko. Pasibandyk. Ant tiesiosios reikia bandyti. Kartais, kai reikia ilgai užlaikyti, padeda tokie dalykai. Reikia prie kranto. Ai, prie kranto, kad matyt. Jo, pasižiūrėti, kaip jis eina nuo kranto. Taigiau, truktauk. Nuo kranto, aha. Tai vat, laikai po šakom. Reikia jau išsitraukti. Ilgesnį palik biškelį.
O. Tai va toks repliks. Nu, tokius, ta prasme, kitus galim ir su tokiom žirklutėm glogui reikrepliu. Jo, nes vėl storesnė. Jo. Nu ką, bandom toliau, su patobulintu. Jo, jeigu kaip matot ten į krantą, tai jisai eis dabar nuo kranto, nelys į krantą, neįlys į žolės. Ilgiau masalą išeis išlaikyti taškį. Toks geras patarimas. Ten tokie kokie kerai yra, gali ilgiau prie jų prilaikyti. Nelys po jo. Opa! Neįkris. Dėdė Vismas turi adrenalino. O jie, ką mažylėlis. Va taip vargsta. Rytkelnės ir gerai. Dar būtų gerai koją išsitraukti. Reikia ne tik žuvį, bet ir koją. Toks jos, kad tu traukti ant 5 kilai. Kur aš pats susmygęs. Ai, tu čia įsmėgysies. Nu. Va. Ojej. Ojej. Bet žuvę. Upėtai, kad dydžia. Upėtai, gerą upėtai. Nu. Va, pasirodyk tu. O, ką paim. Blemba, šitą. Ai, ne, ta nauja spalva, neglogo. Bet tai žiūrėk, arčiau. Snukis jau gavęs kažkas. Numiai. Nu ką, dėdė Vismantas antrą žuvę pagavo. Truputį nufilmavau. O aš neturiu tokias spalvas. Galim keikti. Tai va būtent, vis gerai. Reikia vandeniuko atsigerti ir žvejoti toliau. Oi. Nebijok išnatė. Nebijok. Aš iš paskos. Pagrūsiu, jeigu nedasiekti. O dėl ko kartais reikalingos britkelnės. Dėl va tokių visokių. Opa. Vieną žuvę turim. Tikėkimės ne paskutinį. Dar tik 11 valandų. Nu ką, bandom Angler Tails sukrę. Oberiai man pakol kas nedavė. Gal sukrę duos. Aišku, didelė rizika palikti, bet tokia yra žvejyba. Jeigu spėsi pagauti žuvį nenutraukęs, tai jau geras rezultatas bus. Dirba gerai. Plunksnelis irgi juda.
Galvoju, kad vis man tai vėl pliauška, bet ne. Sukrai jau biškai kitoks ir darbas. Turi sukti šiek tiek greičiau, kad lapelis suktųsi. Jo suskandinti jau nereikia, patys kesti dugną. Reguliuoti visą, kokiam gylį eina. Ir tikėtis kibimo. Dėl to mes ir susirinkom. Šiaip sąlygos neblogos. Vanduo krenta, skaidrėja. Tikimybė pagauti niekur nedingo. Turiu. Rulis valdo. Lydėkit. Ne, galbūt. Nu, Eik, tu nenori aš tavęs. kur tas čia? Ne tas ten turėjo gyventi. Nu, ne to atvažiavom. Žalti. Čia lipt nenori, jeigu gal gali ten. Gal. Gražus lydeks. Ne, nu lydėkis kaip lydėkis, bet ne tas turėjo ten stovėti. Ai, velnias. Angler tails. Sukriokė. Imk tu normaliai. Taip, taip. Nu, nėra tokia didelė, kad... Gerai. Gerai, ką mes turim. Taip, matas žmogus nepratė su lydekom elgtis. Nu va. Angler tails apžuvins. Bet aš ne to norėjau. Neim pabėgti mano tų lydekų. Gerai. Kaip sakiau visą laiką. Turi? To reikia ir fotografiją. Ne, tą. Piu. Ką jie. Vis geriau negu nieko. Kas čia man? Kamera. Veiks, reiškia, angler tailsai. Gerai, visiems užteks. O. Ne, su telefonu. Ką? Nes nefilmuoju su telefonu, kai leidžiu. Ne. Bus. Gali nuimesti, gali nufilmuoti, kas. Maža. Na. Op. Rulis valdo. Taip, blėt, kaip apipisa. Ne ta žodis. Nu, blėt, čia šlakinė vieta, jopstai. Tai va, bus. Šlaiks dabar, žinok. Nukėliau. Nu, Kaip sakiau, vaduoja, blėt. lydeką nukelia, atsistoja šlakis. Kas? Kas čia? Kas ten? Žvynai? Nežinau, nelabai suprantu, kaip juodi ikrai, blėt, gali būti. Kokie čia ikrai? Nu, kas tie kamuoliukai? O, jų. Bet kas juodais ikrais gali būti, kas čia tokia?
Nu, kas čia per šūdas? Grobai kažkokie. Įdomiai. Šedabiški. Varlė manksti. Gal varlę kas nors suėdė, ten tie božgai. Koks skirtums. Būna ir taip. Jo. Būna. Negali sakyt, nusisuka fortūna. Bet, smagu, vis tiek smagu. Anglertai su kriukė. Nu, Rūliaus laukia. Rūliaus laukia. Pasirodė. Iškart suaštrėjo pojūčiai. Kitai vaikštai, nieks nekimba. Biški toks pasidarai abuojas. Net kai gauni. Ir gerai segia. Gerai. Čia vis man sakė, kad gyvent šlakietas. Dabar aš, kaip ir minėjau, nukėliau lydeką. Toj vietoj atsistos šlakis greičiausiai. Visai neblogas vasaras pasirodo. Čia jau bardaks. Nu, nerizikuosi, mielas vaikė, tam ir kaip, kas nedirba. Kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duoti nereikia. Jau viskas fainiai. 2 žuves turim. Da tik 12. Nu, aišku, tos dienos dabar toks. Bet kažkaip ten dabar pagaun srovę stipriai. Grubiai gaudom 2,5 valandą. Na. Tada tiek pat laiko turim. O. Lygtais ką tik ten neblogą smūgį gavau. Bliamba. Čia ne, toliau. Ten toliau. Kažkur va ten. Наkartoju. Bliamba. Nu, tai mes tu voblerį. Ne, tai mes gal tavo voblerį norės. Aš pakeisiu cukrą. Tai koks skirtums, kam užkirtsiu, kad tik užkirtsiu.
Так, kur jau. Lydeka. Nieks tau nekliūn. Labai ramu. Nekliūn. Ne, suradęs nesmėti. Ten toks, blem, man kaip, atrodo kaip Dabar jau dugnas atsiranda. iš šono toks kaip buvo. Žolių kažkokių. Čia tai prie, jo, čia žolė, bet ten, man ten toli. Mm. Blem, ant 2-3 šakis kai tik ir kablys. Dar pašnekėjom, oi, nei jokių tokių, kad supainiot. O, žiūrėkė, nieks. Ne, tai kad gautai. Čia negalėjai negauti. Jis galvo, gal čia lydeks koks? Bet ten labai ramu. Na. Na, čia kaip ir lydeks galėjai. Nu, dabar tai bus. Gerai, taip, nu, toks tikrai. Ir o, žiūrėk, niek daugiau. Nekers. Ne, nu tai jo. Ne, nu tokia ta bankė, nu, tokia dusli tokia. Maža, ką gal kokia, žinai, kaip būn, jeigu šoka kokia vandenį ten siubuojantį, tai visokių bairių jų būn. Ne, na ir to reiškia. Ant varinės. Čia jau žuodas. Eina musėt. Nu, manau, kad tai jau Ne, kad tai jau viskas. neapsartuos. Gerai, apsidedu. Varinė. Ant kurios smeigiam. Nežinau, ar matos. Bet va tokie vargai yra žmonėms. Oi, tu savo. Į skardį tokį žmogus lipa. Jau. Na ką, žvejybos pabaiga. Važiuojam namo. 2 kibimai. Ne, 3 kibimai. 2 žuvis. Van lydek, myl jos mane, nepaleid. Ir Vismanto šlakiukas. Pavadinimas šlakis. Upėtakio O taip dydžio. gers upėtakis. Upėtakio, nu, nesvarbu. Skaičius į skaičius, žuvis į žuvis. Ir
Jis pagavo ant savo blogo, aš pagavau ant Angler Tail sukrės. Ir dar vienas kibimas buvo irgi ant Angler Tail sukrės. Pavargau bele kaip, einu į lovytę pagulėti dabar. Ir poryt, manau, vėl keliausiu žvejybą, tik dar neapsisprendžiau, kur ir ką gaudyti. Na, jeigu tu peržiūrėjai tą video, paspausk like, paspausk subscribe ir bus tų video daugiau, galėsit stebėti, kaip žvejojam, mėgaujamės ir gaudom žuvį. Skilled at love has opened up